Labai svarbu kartu susiburti, mąstyti, veikti, sakė programos Veiklus jaunimas veiklos organizatorius Samet Firat Soidemir, Kelmėje Jono Graičiūno gimnazijoje pristatydamas šią programą ir jos privalumus. Kelmės kraštiečių klubas organizavo jaunimo mainus Europą vaizde, garse, judesy, kurių tikslas yra padrąsinti jaunimą saviraiškai per menus, dailę, fotografiją. 30 jaunuolių lietuvių, rumunų, turkų, graikų, latvių 8 dienas kartu gyveno, kūrė, dalijosi idėjomis. Vienas šio projekto tikslų – skatinti skirtingų kultūrų bendradarbiavimą. Projekto koordinatorės Kelmiškės Liaudos Misevičiūtės klausime, ką šis projektas duoda Kelmės jaunimui. Man atrodo, pati didžiausia vertė tai yra būtent ta informacija ir ta reklama, kurią mes padarėme programai, kadangi realiai, kiek aš žinau, per 4 metus turbūt niekas iš viso nesikreipė dėl finansavimo ar buvo kreiptas vieną kartą, bet negavo jo. Tai vat, ką mes norime padaryti, tai yra parodyti Kelmės jaunimui, kad realiai galima pasikviesti draugų, galima kažką pakeisti, kad Kelmė tai nėra mažas 10 000 žmonių miestelis, kad tai yra atviras miestas daugybei žmonių iš visos Europos ir netgi iš toliau. Tavo žvilgsniu, ką tu norėtumai Kelmėje pakeisti, kad čia būtų geriau, gražiau, įdomiau jaunimui? Konkrečiai dar nežinau, kaip tai padaryti, bet norėčiau, kad čia būtų ką veikti žmonėms, kurie yra daugiau negu 18 metų. Nes kol kas atrodo, kad iki 18 gerai tu mokaisi, yra daugybė užsiėmimų kaip muzikos mokykla ir taip toliau, bet po to staiga duobė. Ir nes, ta prasme, pinigų, jeigu neturi naujam verslui arba dar kas nors, tu privalai išvažiuoti ir tada gali grįžti, tik tarkime, kai esi 30. Kada jau tu nusprendi čia kažką daryti arba kada jau turi pakankamai pinigų, kad galėtum čia įsikurti. Tai norėčiau, kad Kelmė kaip nors tai pasikeistų, kad žmonės taip pat, kurie yra tarp 18 ir 30 galėtų čia pasilikti ir galėtų ką nors veikti ir galėtų kaip nors padaryti, kad mes augtume, žydėtume, nežinau. Ir tu pati sakei, kad būtų gražu ir tau pačiai kada nors į Kelmę sugrįžti? Taip, žinoma, taip, tik dar nežinau kada kol kas.